Nebūtinai, jeigu yra antsvoris arba kaip liga nutukimas, bet tiesiog norim koreguoti savo kūno svorį, tai mums reikia tiesiog galvoti, kada ką valgyti ir čia jau yra mano pareiga padėti žmogui susistrateguoti. Vaisių vakare galima ar negalima valgyti? Tai priklausomai nuo to, ką jūs po suvalgyto vaisiaus ruošiatės daryti. Kas atsitinka vartojant psichotropinius vaistus, kartais, kad pasikeičia potraukis tam tikriem maisto produktam. Žmonės pradeda labai norėti angliavandenių. Jie nenori obuolio, jie nenori netgi apelsino, jie nori bandelių, nori šokolado. Tada nori silkės ir tada vėl nori bandelių. Čia taip vaistai daro. Pripažinkim, tie pacientai, kurie serga nutukimu, kuriems yra metaboliniai sutrikimai, yra įrodyta, kad jie turi ženkliai didesnę riziką absoliučiai sirgti depresiją, demenciją, Alzheimerio ligą. Tai yra būtent metabolinės ligos šiandien jos yra pripažįstamos. Kai atsiranda jau nutukimas kaip liga, tai labai stipriai išdidėja rizikos, kad atsiras gretutinės ligos, tokios kaip aukštas kraujo spaudimas, prediabetas, sąnarių skausmai, nugaros skausmai, gali atsirasti neaiškios kilmės nevaisingumas su vis didėjančiu kūno svoriu. Aš nežinau nei vieno vaiko, kuris augo su viršsvoriu ar nutukimu ir neturi psichologinių problemų. Labą dieną. Aš gydytoja psichiatrė Ieva Šveikauskienė iš klinikos Lotus Medica ir šiandien mes šnekėsime su dviem mūsų kolegėmis klinikos, tai gydytoja endokrinologė Vita Lizdenienė, labas Sveiki. Vita, Sveiki. ir gydytoja dietologė Rasa Žižė. Sveiki. Ir šiandien kalbėsime tema, kurią lyg jau ir daug kalbame, bet vis dar nepakankamai. Ir tai rodo skaičiai apie nutukimą. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis nutukimas yra pasiekęs pandemijos lygmenį. Daugiau nei 1 milijardas pasaulio žmonių yra nutukę, o tai yra kas 8 žmogus. Daugiau nei 2,5 milijardo žmonių turi viršsvorį. Tame tarpe vaikų skaičiai yra irgi labai grėsmingi. Daugiau nei 160 milijonų vaikų ir paauglių yra nutukę. Daugiau nei 390 milijonai pasaulio vaikų turi viršsvorį. Jeigu palygintumėm duomenis su 1990 metų duomenimis, tai nutukimo skaičius padidėjo 2, o vaikų ir paauglių amžiaus tarpe jisai padidėjo 4 kartus. Mielos mano gydytojos, kodėl tie skaičiai yra tokie grėsmingi ir kodėl jie taip sparčiai auga? Labai gerai gyvenam. Atsakymas visada tiek kalbant su pacientais, tiek diskutuojant konferencijų metu su kolegom, kad galim ir pasidžiaugti truputį ir panuogastauti dėl šito laikotarpio, ar ne? Kad galim džiaugtis, kad gyvenam tokiais išmaniais laikais ir tokiais perkamąją didelę galią turinčiais laikais, kad dabar skanumyno kažkokio ar deserto suvalgymas, tai nereiškia, kad tai bus tik per Kalėdas, o pyragaičiais galim save apdovanoti kiekvieną mielą dieną, ar ne? Lygiai taip pat esam mobilus ir kad pasiekiam savo greitai darbo vietas, tai dažniausiai būna automobiliai ar kitos transporto priemonės ir mažai labai laiko skiriam judėjimui. Tai mano atsakymas visada toks, kad tiesiog gyvenam tokiu laikmečiu. Taip, iš tikrųjų pasikeitė absoliučiai kartos pasikeitė, mūsų darbo pobūdis pasikeitė, ką visiškai antrinu Rasai. Ir kas buvo, sakykime, prieš 100 metų ar ne, mūsų seneliai, protėviai, nežinau, su arkliais važinėdavo, patys daug dirbdavo, būdavo didelio krūvio darbai. Šiai dienai mes turim daugiausia sėdimą darbą, daugiausia dirbam su galva. Nesakau, kad visi, bet tiesiog tokia yra tendencija. Ir kaip Rasa sako, įsipatoginom, daugiau to judesio ženkliai yra sumažėję. Maisto industrija, jinai veikia per reklamas, veikia parduotuvėse, veikia restoranuose. Viskas lengva ranka pasiekiama iš tikrųjų ir yra lygos, daugiau randam lygų, kurios tą gali sąlygoti ir toks užburtas ratas tada kitai kartai perduodama ta visa genetika ir sukaupta metabolinė atmintis. Taip, o iš tikrųjų žmonių ilgaamžiškumas didėja
Ir jeigu anksčiau buvo vidurkis vienoks amžiaus, dabar jis yra žymiai didesnis ir būdami 70-80 mes norim būti sveiki, ne? Tai apie svorį turbūt yra labai labai prasminga kalbėti. Bet iki kol įeisim į tą svorio temą, gal apsibrėžkime terminuose. Vita, gal galėtum labai taip aiškia paprasta žmonių kalba pasakyti, kas tai yra insulinas ir kas tai yra rezistentiškumas insulinui? Labai geras klausimas, Ieva. Iš tikrųjų, ir labai madingas klausimas. Labai gerai paminėjai pradžią, kas yra insulinas. Nuo šito, ko gero, reikėtų pradėti kalbėti, nes iš principo insulinas yra mūsų organizme įskiriama bioaktyvi medžiaga, jie įskiria kasos beta ląstelės ir jinai turi labai konkrečią užduotį. Insulinas turi labai konkrečią užduotį ir labai labai svarbią funkciją, ką jisai turi daryti organizme. Tai, kad taip suprastume, insulino darbas yra gauta mūsų energija, gauta mūsų maistą, kuris per tam tikrus etapus galiausiai vis tiek virsta gliukozę, paduoti, perteikti į mūsų organizmo ląsteles, į raumenis, į kepenis, į riebalines ląsteles. Taip pat insulinas iš tikrųjų atlieka ir labai svarbų darbą mūsų smegenims. Jisai dalyvauja įvairiose signalų perdavimo procesuose ir dėl to irgi labai svarbus smegenų veiklai ir dėl to jisai tam tikrą prasme ir tiesioginė ir netiesioginė prasme reguliuoja alkį, sotumą per smegenų signalus. Na, o kalbant apie tada, kas yra ta rezistencija insulinui, rezistentiškumas insulinui, atsparumas, taip, čia yra labai daug tų terminų, sinoniminių terminų ir šitoje vietoje dabar tai yra labai labai madinga, kai kas žiūri kaip į labai didelį baubą, bet tam tikrą prasme labai gerai, kad iš taip labai labai toli ir iš labai giliai jau žmonės pradeda domėtis ir kalbėti apie tai ir kreiptis ir konsultuotis. O kas pats tas insulino rezistentiškumas yra, tai reiškia, kad žmogus gauna, suvartoja maisto perteklių. Tai kalba eina, kada pradeda įsivystytis, gal lengviau bus kalbėti apie tai ar ne, kada yra maisto perteklius, konkrečiai angliavandenių perteklius, kada nėra fizinio aktyvumo, fizinė nejudra, tam tikri medikamentai vartojami, genetiniai dalykai, aišku, čia irgi yra svarbus. Ir šitoje vietoje organizmas gauna daug gliukozės, daug jo yra kraujyje, o insulinas bando tą gliukozę nuvesti į ląstelę, patalpinti ją į ląstelę, nes insulino darbas suteikti, kad gliukozė patekus į ląstelę duotų kūnui funkcionuoti, kad organizmas funkcionuotų, turėtų energijos. Ir kas labai svarbu, insulino receptorių yra praktiškai beveik visose mūsų organizmo sistemose. Ir kepenyse, ypatingai daug raumenyse, kepenyse, širdyje, smegenyse. Ir esant gliukozės pertekliui pradeda vystytis, pradeda daugėti riebalinių ląstelių ir pradeda tie receptoriai darytis nebejautrūs. Ar ne? Yra gliukozės, yra insulino, bet insulinas nebepajėgia tos gliukozės nuvesti į ląstelę ir tai tie receptoriai jie nebejautrūs, tada ką daro kasa? Jinai tada gamina insulino dar daugiau. Ir taip užsiveda toks labai ydingas ratas, kada pridaugėja insulino padidėjimas skatina ir apetitą, ir uždegiminių ląstelių kaskadas, ir tokiu būdu daugėja riebalinių ląstelių ir prasideda tada ta būsena, kuri yra vadinama rezistentiškumu insulinui. Ir kas turbūt svarbu būtų atkreipti žmonių dėmesį, kad gliukozės kiekis kraujyje tuo metu tai bus normalus, nes insulinas vis tiek padaro savo darbą. Taip. Ne? Ir nusiskundimų žmonės gali neturėti netgi visiškai, būdami hiperinsulino būsenoje. Taip. Bet kame čia yra klasta? Gal dabar perduosiu estafetę Rasai, kame yra klasta? Kodėl yra negerai
didelis kiekis insulino kraujyje. Juk jis tvarko reikalus, kas čia blogo. Aš taip esu įpratus pacientam visada pasakot paprastesnių mechanizmų, ar ne, kad kai mes pavalgom, nesvarbu ką, vis tiek pakyla cukraus kiekis tik priklausomai nuo to, ką mes valgiam. Tuomet į tai sureaguoja insulinas ir insulino darbas yra kažkur tą pakilusi cukrų sukaišiot. Tai Vita labai gražiai viską papasakojo ir toks greičiausias mano paaiškinimas būna, kad jeigu mes pavalgę daug cukraus gavę sportuojam, tai viską dažniausiai atiduoda raumenynui. Jeigu neįprastai savo stipriai protiškai dirbam, mokomės, rašom ataskaitą ar dar, kad atiduoda smegenim. Visais kitais atvejais, pavyzdžiui, vakarais, ar ne, kai mes sėdėm ant sofos, nejudam ir žiūrėdami televizorių labai stipriai neprotaunam, tai nei raumenim, nei smegenim to maisto nereikia. Organizmas supranta, kad reikia atidėti kaupiamąją medžiagą. Kaupiamoji medžiaga yra riebalai, ypatingai tie vidiniai visceraliniai riebalai. Tai jeigu mes norim arba mažinti kūno svorį, tai čia kalbu net nebūtinai, jeigu yra antsvoris arba kaip liga nutukimas, bet tiesiog norim koreguoti savo kūno svorį, tai mums reikia tiesiog galvoti, kada ką valgyti ir čia jau yra mano pareiga padėti žmogui susistrateguoti, ar ne? Tai visi moka tas taisyklės, kad pavyzdžiui, vaisių vakare galima ar negalima valgyti. Tai priklausomai nuo to, ką jūs po suvalgyto vaisiaus ruošiatės daryti. Taip. Jeigu jūs suvalgėt obuolį ir eisit vedžiot šunį laukia ilgai, liuks, valgykit obuolį, ar ne? Bet jeigu jūs valgysit mandarinų ten visą indelį kalėdinių laikotarpį ir žiūrėsit kalėdinius filmus, tai visas gautas cukrus atsidės į riebalinę audinį. Vat ir tas schemą paaiškinus, ir man kažkaip paprasčiau tada pradėti pasakot, kodėl, ką ir kaip reikia valgyti ir pacientui suvokti daug paprasčiau, ar ne? Taip, ir kitas dalykas, jeigu galima dar papildysiu, iš tikrųjų tikrai ateina jau dabar gana daug jaunų žmonių ir sako, man yra rezistencija insulinui, padėkite. Tai visų pirma reikėtų suprasti, kad tai nėra toks didelis baubas, tai nėra diagnozė, visų pirma tai nėra liga. Tai tiesiog mes tam tikrais parametrais tam išsiskaičiuoti galime tą rezistentiškumą ir jie gavę tuos skaičiukus, jie ateina išsigąsta. Tai yra tiesiog signalas, kas mūsų organizme vyksta, kas darosi. Ir tai yra grįžtamasis procesas. Čia mes pakeitę tam tikrus įpročius, įvedę fizinį aktyvumą, pakoregavę mitybą, mes galime šitos būsenos visiškai išvengti ir ją sukoreguoti. Tik tai, aišku, yra tam tikros kategorijos žmonių, kurie tiesiog turi ženkliai didesnę riziką, kad jiem taip gali nutikti. Tai ir moteris, kuriams yra policistinių kiaušidžių sindromas, ir yra lėtinėmis lygomis tam tikromis sergantis pacientai ir žmonės, ir tam tikrus medikamentus vartojantis. Tai tie žmonės turėtų būti ypatingai globojami ir prižiūrimi, o tada aš tokios stebuklingos piliulės aš tiem žmonėms kaip ir neturiu dar, nes jie tikrai gali puikiai patys tvarkytis. Ir nereikia, va čia tas insulino kiekio padidėjimas ir besivystantis rezistentiškumas, jis ir yra būtent to gyvenimo būdo momentas, ne? Čia gyvenimo būdų sugadinam, gyvenimo būdų galim pataisyti. Bet jeigu mes jau jam leisime bujoti, tai nieko nedarysime, tada mes jau eisime toliau ir jau bus negrįžtami procesai ir apie juos turbūt irgi dar pakalbėsim. Taip. Dar truputį apie rezistentiškumą, jeigu dar truputį giliau įlystumėm. Vita, sakykit, yra centrinės kilmės rezistentiškumas ir periferinės. Kas čia per reikalai? Taip, teisingai. Yra centrinis rezistentiškumas. Galvoju, gal paprasčiau pradėti nuo periferinio būtų. Čia viskas priklauso nuo to, kur yra įsidėstę tie receptoriai insulinui. Tai jeigu mes kalbam apie periferinį rezistentiškumą insulinui, tai reiškia, tai yra susiję su receptoriais, kurie yra įsidėstę mūsų organizme išskyrus smegenis. Tai yra ypatingai daug jų, kaip minėjau, yra raumenyse, kepenyse, pačiame riebaliniame audinyje.
Ir jeigu šitose srityse, šitose kūno širdyje, taip pat galima paminėti inkstuose, tai jeigu šitose srityse atsiranda rezistentiškumas, žodžiu, tam insulinui pačiam ar ne, kad jis nesuveikia, normaliais kiekiais nesuveikia, reikia jo daugiau, tai yra periferinis, ar ne, tai apima tiesiog anatominę prasme ir šitas rezistentiškumas yra labiau susijęs su patologijos, kuri vadinasi antro tipo cukrinis diabetas išsivystymu. Na, o jeigu kalbėtume apie centrinį rezistentiškumą insulinui, tai mes kalbam konkrečiai apie smegenis, nes smegenyse mes kiekvienas turime tų receptorių. Na ir kaip minėjau, insulinas yra labai svarbus perdavimo procesams smegenims, tiems visiems ryšiams tarp sinapsių, dopamino kiekio reguliavimui. Ir jeigu yra rezistentiškumas centrinis, reiškia smegenyse insulino normalus kiekis nebėra priimamas ir smegenyse jo daugėja, nes receptoriai tiesiog nebepriima jo dėl tų anksčiau mūsų minėtų priežasčių, tai šitoje vietoje prasideda tam tikri procesai kaip visų pirma mokymosi sunkumai, kognityvinės funkcijos silpnėjimas, jeigu tai yra labai ilgai užsitęsęs procesas, tai ir tos ligos, kurios vadinamos demencija, Alzheimerio liga, tai yra būtent metabolinės ligos šiandien jos yra pripažįstamos. Taip? Tikrai taip, uždėkim akcentą, kad demencijos vystymuisi labai didelė yra įtaka sutrikusio metabolizmo. Nes mes vis demenciją kažkaip čia sakom, kad reikia aktyvinti tas savo smegenis, spręsti sudokų kryžiažodžius, būti aktyviem, bet pagrindinis dalykas tai yra neturėti metabolizmo sutrikimo, neturėti aukštų gliukozės kiekių, neturėti rezistentiškumo insulinui. Ir jeigu dar galiu papildyti apie centrinį rezistentiškumą insulinui, tai būtent šita rezistencija, jinai ir sąlygoja jau nutukimą. Kaip kalbėjau, jeigu periferinis daugiau susijęs su antro tipo cukrinio diabeto išsivystymu, tai šita sritis, centrinis rezistentiškumas insulinui susijęs su nutukimu, nes tai sąlygoja paskui didesnį apetitą, sotumo, alkio nebuvimą. Visus šitos procesus būtent užveda tas centrinis. Alkio centrai yra smegenyse, ne pilve. Ir jeigu smegenyse yra besivystantis atsparumas, reiškia signalų perdavimai jau yra sutrikę. Ar teisingai sakau? Teisingai. Gerai. Jeigu kalbėtumėm dar truputėlį apie terminus, apsibrėžkime, kas yra metabolinis sindromas, kas yra viršsvoris, o kas yra nutukimas. Čia 3 skirtingi terminai, tai gal pradėkim nuo to, kas yra viršsvoris ir nutukimas, o aš galėsiu tada plačiau apie metabolinį. Taip, tai jeigu taip tiesiog pagal skaičiukus visiškai mechaniškai, ar ne, tai viršsvorį mes turim tuomet, kai kūno masės indeksas viršijo normos ribas. Normos suaugusiems žmonėms yra nuo 18,5 iki 25. Kai jau yra 25,1, mes jau turim viršsvorį arba kitaip antsvorį kaip būklę, bet dar ne ligą. Liga kaip nutukimas yra traktuojama tuomet, kai pagal kūno masės indeksas viršija 30. Tai 30 ir daugiau jau yra nutukimas ir nutukimas yra skirstomas ten pagal laipsnius jau, ar ne? Bet kai dar neturim nutukimo kaip ligos, bet jau turim antsvorį kaip būklę, ypatingai nuo 27 ir daugiau, mes jau turėtumėm tikrai nenumot ranka, o atkreipti dėmesį. Aš sakau, čia mums yra įspėjamoji vėliavėlė, kad mes turim daryti kažką. Nes kai atsiranda jau nutukimas kaip liga, tai labai labai stipriai išdidėja rizikos, kad atsiras gretutinės ligos, tokios kaip aukštas kraujo spaudimas, prediabetas, sąnarių skausmai, nugaros skausmai, gali atsirasti neaiškios kilmės nevaisingumas su vis didėjančiu kūno svoriu. O kai mažinam kūno svorį bent 5 arba 10%, jau labai stipriai sumažėja rizika susirgčiom ligom ir jeigu tos ligos jau yra, tai gerėja mums jų valdymas.
Taip, tai vienas markeriukas būtų labai aiškiai kūno svoris kilogramai ir kiti 2 markeriukai gliukozė ir insulinas. Tikrai taip, tikrai taip. Dar visuomet šalia eina ir lipidai, cholesterolio rodikliai ir aukštas kraujo spaudimas. Tai čia kaip taisyklė visa kombinacija, visa pokštė būna kartu. Ir kai mes koreguojam kūno svorį, dažniausiai koreguojasi ir šie rodikliai. Ir papildant nutukimo temą ir savoką, iš tikrųjų, kas yra, mes labai ilgą laikotarpį buvom kalbėdami apie nutukimą, diskutuodami tame tokiame KMI centriškame matyme, ar ne? Žiūrėdavom labai į konkrečius skaičiukus. Dabargi pasaulis ir žmonės, mokslininkai ir medikų bendruomenė, kuri dirba su tuo, iš tikrųjų, na taip, tie skaičiukai yra svarbus, bet mums svarbiausia yra suprasti, kad mes labai laiku turėtume įsiterpti, sustabdyti tuos procesus, kurie vėliau gali nuvesti iki insulto, infarkto ir kitų labai baisių tokių būsenų ir būklių. Jeigu mes anksčiau įsikištume, mes galėtume tą sutvarkyti ir dabar vis dar mokslininkai svarsto, kaip mes čia galėtume tą nutukimą apibrėžti, kokie dar čia galėtų būti tie parametrai. Tikrai vyksta labai įdomus tyrimai, dabar sakyčiau, tokia pati epopėja šitos temos iš tikrųjų yra. Na, o kalbant apie metabolinį sindromą, tai metabolinis sindromas, tai jau iš tikrųjų nėra kažkokia konkreti liga, bet metabolinis sindromas tai jau pavadinimų sindromas reiškia, kad tai yra tam tikrų būklių, būsenų, ligų visuma. Amerikoje jau dabar yra netgi populiaru sakyti širdies, kraujagyslių, inkstų metabolinis sindromas, netgi truputėlį tokį, taip keičia savokas, bet jeigu taip jau labai konkrečiai, kas yra tos sudedamosios metabolinio sindromo dalys? Pirmas dalykas – liemens apimtis. Jeigu mes kalbėtume apie europiečius, tai europiečiams, Rasa mane pataisykė, jeigu suklysiu, tai europiečiams yra normatyvai tokie: moterų liemens apimtis, jeigu yra 80 ir daugiau, vyrų 94 ir daugiau. Jeigu jau mes turim tą padidėjusią liemens apimtį, tai reiškia, tai čia yra pagrindinė sudedamoji metabolinio sindromo dalis ir užtenka būti dar kitų, kurias pasakysiu, kitiems 2 komponentams, kad mes turėtume metabolinį sindromą. Tai reiškia padidėjęs arterinis kraujospūdis, jeigu jau yra nustatyta hipertenzija arba jeigu randamas padidėjęs arterinis kraujospūdis keletą kartų, daugiau 130 ir 85 mm gyvsidabrio stulpelio, toliau jeigu yra padidėjęs gliukozės kiekis, tikrai nebūtinai diabeto lygio, kaip ir kalbėjom, jis gali būti šiek tiek padidėjęs ar ne, ten 6,5, nes diabeto lygmens jau 7 tas yra. Ir jeigu yra padidėjęs trigliceridų kiekis arba sumažėjęs gerojo cholesterolio, didelio tankio lipoproteinų, dar tenai laboratorijoje DTL žymimo kiekis, tai šitie parametrai, jie yra sudedamosios metabolinio sindromo. Tai kaip minėjau, liemens apimtis, pagrindinė sudedamoji dalis, ar ne, tas pilvinis nutukimas, riebalų kaupimasis būtent centrinėje dalyje, centrinis nutukimas ir yra bent 2 tie komponentai. Tai jau yra metabolinis sindromas ir sindromas tai jau yra dideli šauktukai, tai jau yra didelis pavojus, kadangi sergant metaboliniu sindromu, esant jam 2 kartus padidėja mirtingumo rizika tokiems žmonėms, 3 kartus didesnį dažnį turi šitie pacientai susirgti širdies kraujagyslių sunkiomis ligomis tokiamis kaip miokardo ar infarktų ir 5 kartus jie turi didesnę riziką susirgti antro tipo cukriniu diabetu. Tai skaičiai tikrai gąsdinantys ir tokių žmonių mes turim labai daug. Ir jie ilgą laiką vaikšto nieko nejausdami, nieko neišsakydami ir iš tikrųjų čia reikalinga ir kartais ir artimiesiems, ir medikų bendruomeniai įsikišti, kad tam žmogui kuo anksčiau padėti. Kur yra momentas, ne, metabolinio sindromo net nėra kūno masės indekso rodiklio, ne? Žmogus gali būti nenutukęs, neturintis net viršsvorio, bet jisai
turi va tuos parametrus laboratorinius ir liemens apimtį ir mes jau Dažniausiai jie turi. Dažniausiai Kaip visgi taisyklė. tai turi, jeigu tokius. Bet Taip. gali būti išimčių. Pridedant dėl kūno masės indekso, tai kadangi mes jį paskaičiuojam pagal ūgį ir svorį, ar ne, tai aš kaip gydytoja dietologė turiu savo kabinete tą kūno impedanso tyrimą, ar ne, tai kitaip tokios išmanesnės svarstyklės, taip sakykim. Tai tikrai ateina pas mane pacientai ir kurie neturi net nutukimo, bet ruošiasi, pavyzdžiui, maratoną bėgti, ten triatloną, visiems Ironmano varžybom ir panašiai. Ir kai mes, jeigu taip skaičiuotumėm tik tai ūgių svorį, jau virš normos, ar ne, gal jau ten antsvoris yra. Bet visas tas svoris juk yra raumeninės masės tuomet sąskaita, kai išsiaiškinam komponentus, ar ne. Tai todėl ir pasakiau, kad jeigu taip tiesiog struktūriškai žiūrint pagal kūno masės indeksą, tai ten jau diagnozių galėtumėm daug visokių parašyti, bet yra šalia dar kitų rodiklių, kuriuos irgi būtinai turim pastebėti. Taip. Tai mes taip gražiai įėjom į temą ir dabar prijungkime prie viso to, kad nebūtų per paprasta psichiatrija. Kodėl mes apsijungiam, ne? Kaip mes tapome komanda? Jūs atsiradote Lotus Medica klinikoje, tarpe daug psichiatrų ir psichologų komandoje. Kaip jūs pačios apibūdintumėt? Kur yra prasmė dirbti komandoje ir kaip metaboliniai sutrikimai sąlygoja psichikos sutrikimus pasireikšti ir kur višta, kur kiaušinis? Iš tikrųjų, tai čia aš irgi pradėjusi dirbti pas jūs ir susidūrusi su pacientais klinikoje būtent pradėjusi dirbti, man irgi toks klausimas iškilo, kas čia pirmesnis buvo. Nes, norim, nenorim, pripažinkim, tie pacientai, kurie serga nutukimu, kuriems yra metaboliniai sutrikimai, jie tikrai ženkliai daugiau yra įrodyta, kad jie turi ženkliai didesnę riziką absoliučiai sirgti depresiją, sirgti jiems silpnesnės kognityvinės funkcijos ir tikėtina, kad jie pas jūs patenka kaip pas psichiatrą, ta prasme, dėl tų patiriamų visų emocinių dalykų ir psichologinių ligų, bet kartais grandis visatko pradžia gali būti visiškai kitur, tikrai, būtent nutukime, sakykime. Kitas momentas, vėlgi yra situacijų, kada tikrai mes turime pacientą iš psichiatrų ir jie vartoja medikamentus, ar ne, daugelis antidepresantų, antipsichotikų, jie veikia į metabolizmą ir jie prisideda prie to rezistentiškumo, bet nėra ką daryti, jų reikia tų vaistų ar ne, tų medikamentų ir visų kitų priemonių ir psichoterapijos. Ir tai mes taip ir labai smagu, kad yra komanda, ar ne, kad mes vieni kitiems galime, kad tas pacientas atėjęs į kliniką gali jausti saugus, kad jisai turės pagalbą ir čia, ir dietologė bus, ir endokrinologas, ir psichologas, ir psichoterapeutas. Ir kas dar yra svarbu, kartais mes viską imam ir atiduodam tam nutukimui, tam antsvoriui, nevaldomam apetitui, bet kartais yra ir tam tikrų ligų iš tikrųjų, kur rimtų tam tikrų endokrininių ligų, sakykime, ypatingai ar ne. Visų pirma, yra genetinis nutukimas, kuris, kaip bebūtų liūdna, šiandieną Lietuvoje tikrai dar labai mažai yra diagnozuoto genetinio nutukimo, bet čia šauktukas tiems, kurie turi nutukimą nuo labai mažų dienų iki 5 metų, jeigu įsivystęs, bet yra vis dar nediagnozuoto genetinio ir tai yra jau čia dar labiau ta komanda turėtų plėstis ypatingai. Toliau yra ligos skydliaukės ligos, yra tam tikros antinksčių ligos, tam tikros hipofizės ligos, dėl kurių gali žmogus metais vaikščioti, jam trinka metaboliniai sutrikimai ir jis kaltina savo valią, savo nejudrumą, savo depresiją, savo vaistus, o yra visai kitų dalykų. Tai čia irgi labai, labai svarbu yra atmesti ir šitas patologijas iš tikrųjų. Taip. Jeigu aš leisčiau savo
kalbėti apie nutukimą, tai aš ruošiantis laidai taip kažkaip savo galvoje sugrupavau žmonės į kelias kategorijas, kalbant apie nutukimą. Tai yra viena kategorija žmonės, kurie iš anksti, iš vaikystės turėjo svorio problemas. Ir jie psichologiškai ir psichiatriškai, mano matymu, yra labai pažeisti žmonės. Aš nežinau nei vieno vaiko, kuris augo su viršsvoriu ar nutukimu ir neturi psichologinių problemų. Svoris jis yra tiek matomas, tiek komentuojamas, jisai gal net ir per daug komentuojamas, iš tikrųjų tai yra ir mūsų kultūra, komentuoti, ką valgai, kaip atrodai, kūno kultas, bendramžių elgesys su tavimi, ne, komentuojant kūną, augant kūnui, brestant kūnui, kūno momentų psichologijoje yra labai, labai daug ir pažeistumų ateinančių iš kūno, žmonės nešiojasi labai daug. Ir tai žmonės, kurie turėjo arba turi visą gyvenimą padidintą svorį, jie kaip taisyklė išgyvena labai didelę gėdą. Kaip aš vadinu, tai yra gėdos pacientai. O po gėdos fenomenų slepiasi visai įmanoma psichiatrija. Ir jeigu kalbėčiau apie suaugusius, aš dirbu su suaugusiais, aš turbūt, kad nežinau nei vieno, kuris būtų nutukęs ir neturėtų psichikos nusiskundimų. Tiesiog jie labai dažnai neišsako. Ir mes dažnai neišklausiam. Arba kalbėdami apie depresiją ir nerimą nesusiejam to su svoriu. Taip jau psichiatriškai klausydami. Bet aš drįsčiau sakyti, kad nėra nei vieno nutukusio žmogaus, kuris dėl to nepergyventų. Po to gal žmonės išmoksta ignoruoti, kaip jiems sekasi, nesiseka, ten jau atsiveria vėl kita psichologija. Tai aš galvočiau, kad kūnas, būdamas mūsų tokia esminė bazė, kai jisai yra sutrikęs, netitinka normų, ne šiaip saugi normos nustatytos, turėtumėm tilpti į normas, kad būtumėm sveiki ir kūniškai, ir psichologiškai. Tai išneša labai daug psichiatrijos. Ir jeigu kalbėt apie dismetabolinį sindromą, apie žmonės sergančius cukriniu diabetu, nutukimo liga, tai mokslas sako, kad jų daugiau kaip 80% turi gretutinai esančius psichikos sutrikimus. Ir kada jie atsirado, kartais būna sunku atrinkti, bet kad jie yra, tai jie tikrai yra. Tiesiog žmonės moka gyventi su to nerimu, moka net pažinti savo depresijos arba atpažinę nesiskūsti, nesikreipti. Tai psichiatriškai tai čia yra labai labai didelė tokia jungtis su svoriu ir psichika. Nešnekant apie tai, kad didelis gliukozės kiekis ir didelis insulino kiekis, jisai psichikos neuromediatorius veikia tiesiogiai. Dideli gliukozės kiekiai veikia į serotoniną ir į dopamininę sistemą. Tai kaipgi čia tas emocinis valgymas, ne? Visi dar viena savoka ateina ant liežuvio. Emocinis valgymas, jisai yra labai, galima jį paaiškinti labai paprastai, fiziologiškai. Tai maistu gaunamas didelis gliukozės kiekis, staigus, kuris sąlygoja staigų serotonino ir dopamino padidėjimą smegenyse. Mūsų laimės hormonai. Kur yra bėda? Greitai atėjo, greitai išėjo. Ir tada vėl reikia. Ir tada vėl reikia. Ne? Ir kur jau čia ta metabolinė grandinė, kad greitai atėjo, turim tada besivystantį centrinį rezistenciškumą smegenyse. Ir kas trinka sotės jausmas. Nerimas, kai buvo, taip yra. Jį nuraminti reikia dar didesnio kiekio. Kai aš tenai persivalgiau, tada kaltė, gėda ir va turim visą tą kaskadą. Emociniai valgytojai turbūt žino iš arti, kaip tai yra sudėtinga ir kaip tai yra psichiatriška. Nors jau po to gaunasi, kad palaikoma kūno mechanizmų. Jau tada krito gliukozė, tada insulino daug, aš vėl noriu valgyti. Tai aš noriu pasidžiaugti, kad mums pavyksta pradėti dirbti kartu, nes psichiatrija, endokrinologija ir dietologija čia jungiasi tiesiog kaip seseris, aš galvoju. Tikrai taip, tai klausau tokio gražaus pasakojimo viso ir norėčiau įrašyti ir visuomet, kad mano pacientai išgirstų, ar ne, nes dažniausias ir būna skundas, kad aš esu emocinis valgytojas ir kad
jau praktiškai, arba ten, kad priklausomybė nuo saldumynų ir visa kita, ir kad jau čia jau kitaip pradeda kalbėti, tai toks jausmas, kad jau čia yra nebesutvarkom, ar ne, kad jau čia yra jau viskas šakės, kokia liga. Tai iš tikrųjų ne, tas emocinis valgymas, ką jūs ir papasakot apie laimės hormonus, lygiai taip pat ir jeigu kalbėti apie tą nervus vagus arba kitaip nervą klajoklį, tai yra vienas didžiausių mūsų kūno nervų, kuris keliauja per visą kūną, tame tarp ir skrandį. Ir jis mums truputėlį junginėja, kaip sakau, tą simpatinę ir parasimpatinę nervų sistemas arba kitaip streso ir ramybės nervų sistemas. Taip. Tai tikrai pasako kiti pacientai, kad aš pavalgau arba papietauju ir tada esu mieguistas. Arba priešingai kiti sako, aš ilgai negaliu užmigti, tai tada nueinu pavalgyti, kad nusiraminčiau. Tai jeigu taip pagalvot, kaip čia visas tas veikia mechanizmas, tai stipriai išpūstas, prikištas skrandis maisto, jis mum aktyvuoja parasimpatinę arba kitaip ramybės nervų būseną. Tai todėl mes ir jeigu pavalgom ir persistengiam su savo pietum, tada automatiškai darbingumas krenta, nes mes turim ilsėtis, turim maistą virškinti, mes esam nusiraminę, nebekovok arba bėk ar ne ir toj visoj būsenoj. Lygiai taip pat, jeigu negalim užmigti, nueinam privalgom, lygiai taip pat aktyvuojam tą savo parasimpatinę nervų būseną, tada mes tampam mieguisti, nusiraminę, save po darbo dienos apdovanoja, jau visus savo tokius ką per dieną nesklandumus patyrėm, jau lyg ir galim nubraukti, nes mes jau ramiai pavalgėm, šiltai savo esam, darom mylimą veiklą, bet parasimpatinę tą nervų sistemą arba kitaip tą ramybės būseną mes galim aktyvuoti ir kitais būdais, tik jau ten reikia įdėti pastangų. Pavyzdžiui, buvimas grinam ore ir ėjimas pasivaikščiant bet 10-20 minučių lygiai taip pat aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą. Užsiėmimas mylima veikla arba bendravimas su artimai žmonėm lygiai taip pat aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą. Augintinio glostymas lygiai taip pat aktyvuoja parasimpatinę nervų sistemą. Tai kai šitos pavyzdžius pradedu sakyti, tai pacientai pradeda juoktis, kad bet čia jau reikia įdėti pastangų, čia jau daug sunkiau, ar ne, nebe taip malonu, pavyzdžiui, tai ir užsiimti fizinę veiklą po darbo dienos. Aš jau pavargęs esu, man maloniau pavalgyti skaniai. Tai vat labai koreliuoja, ar ne? Lygiai taip pat paminėjot apie emocinę sveikatą susijusią su svoriu. Tai aš taip truputį jaučiu savo specialybės tokią misiją, tą nutukimą kaip ligą irgi traktuot kaip visas kitas ligas ir pacientam pasakyti, kad kai yra diagnozė kaip nutukimas, o tai yra liga, jinai turi savo TLK kodą lygiai taip pat kaip visos kitos ligos ir neturim jausti gėdos, jeigu ta liga yra, tai visų pirma, kad kreiptis pagalbos, eiti pas specialistą ir specialistas parenka gydytojus, tiksliau parenka jum pritaikytą tos ligos gydymo būdą. O jų yra ne vienas ir ne du, ar ne? Tai būna dažnai pacientai ateina ir sako, kadangi jau pas jūs atėjau, tai jau tiesiog darau prielaidą, kad reikėjo ir laiko, ir valios pastangų, ir apsisprendimo pravert mano kabineto duris, tikrai, ar ne? Taip yra tas momentas Tikrai ir pas yra. mus ateinančių žmonių, tai Tikrai yra. Tai aš mėgstu duoti tokį pavyzdį, pavyzdžiui, kodėl jeigu jūs ėjot slidžiu šaligatviu, paslydot, nugriuvot, sulūžo ranka, tai žmogui važiuoti į priimamą į tą ranką sugipsuot nėra gėda, ar ne? Arba lygiai taip pat, jeigu pakilęs yra aukštas kraujo spaudimas ir jau paskyrė medikamentus, jūs jau juos ir vartojat ir nėra jokios gėdos pasakyti, kad aš vartoju nuo aukšto kraujo spaudimo medikamentus. Bet pasakyti, kad aš gydausi nutukimą, lankausi pas specialistą, yra dar didžiulė stigma. Ir tikiuosi, kad mes kalbėdami apie ją spręsim, nenoriu sakyti normalizuosim, gal tai tiesiog padarysim, kad tai yra tokia pati liga kaip kitos ligos ir jinai turi būti pastebima, diagnozuojama ir gydoma. Taip, negydoma, jinai recidyvuojanti liga, kaip ir visos kitos, tikrai taip. va čia tas toksai ir iš tavo Vitalų, atsiprašau, ir iš tavo Rasa lūpų nuskambėjo daug kartų gėda, gėda, gėda. Tai ką daro gėda su žmogumi? Gėda priverčia žmogų susitraukti. Ir jeigu taip visiškai teoriškai apie gėdą, kada gėda mažėja? Gėda mažėja ją iškeliant, gėda mažėja viešumoje. Tai tą, ką mes darom savo laidomis, tai mes bandom iškelti tą gėdą. Nutukimas, mes jį pavadinam, tai yra liga, turinti TLK kodą, turinti diagnostinius kriterijus ir turinti gydymą. Ir kaip aš kartais sakau žmonėm,
Na, aš negaliu padaryti, kad jum nebūtų gėda, bet su visa gėda kalbėkim apie tai. Ir tada jinai truputėlį mašta. Tai va tą, ką girdžiu ir iš tavo lūpų, kad labai tas gėdos momentas vis dėlto jungia Stiprus. turbūt mus visus bandančius teikti pagalbą, kad mes nepasiekiam žmogaus. Jis neteina arba jis atėjęs neprabyla, ar prabilęs nepradeda daryti, nes jam per gėda. Dar kartais prisijungia kalties momentas. Aš per menkas, aš per kaltas, kad man būtų skiriama tiek daug dėmesio ir tokie brangus vaistai ir tiek daug specialistų, tai čia irgi gal toks daugiau mano klientas, kurie per kaltę negali priimti. Jeigu dar truputį grįžčiau prie žmonių, kurie suserga nutukimu, tai yra dar viena kategorija mūsų psichiatrų žmonių, kurie arba nutunka, nes susirgo psichikos liga, pavyzdžiui, depresija ir rado būdą ramintis maistu, alkoholiu, nejudrumu. Arba tie, kurie pradėjo gauti medikamentinį psichiatrinį gydymą ir mūsų skiriami vaistai turėjo šalutinius reiškinius, padidinant apetitą, iškreipiant apetitą, ane, kas atsitinka vartojant psichotropinius vaistus, kartais, kad pasikeičia potraukis tam tikriem maisto produktam, žmonės pradeda labai norėti angliavandenių. Jie nenori obuolio, jie nenori netgi apelsino, jie nori bandelių, nori šokolado, tada nori silkės ir tada vėl nori bandelių. Čia taip vaistai daro, vaistai kaupia skysčius, tai aš gink Dieve nenoriu ištransliuoti žinutės, kad bijokite psichiatrijos ir bijokite psichotropinių vaistų, bet apie tai reikia kalbėti. Apie tai reikia kalbėti pradedant gydymą, nes tai yra šalutiniai reiškiniai, tai laisvai gali neatsitikti. Jeigu tai atsitinka, mūsų psichiatrų medikamentinis gydymas turėtų būti koreguojamas. Ypač jeigu pradėjom gydymą ir per pirmuosius gydymo mėnesius žmogus aiškiai pajuto, kad pasikeitė jo apetitas ir labai auga svoris, čia yra SOS ir čia yra darbas psichiatrui. Tai čia labai norėčiau uždėti akcentą. Ir dar norėčiau pasakyti, kodėl mes šiandien kalbam apie metabolinį sindromą iš psichiatrinės perspektyvos. Metabolinės psichiatrijos sritis, jinai yra nauja sritis, siaura sritis, sudėtinga sritis, būtų lengviau dirbti tik psichiatrijoje, ar ten jum tik tai endokrinologais būnant, bet tai yra labai svarbi sritis, nes per metabolinius mechanizmus mes bandom matyti visą žmogaus sveikatą, ir kūnišką, ir psichišką. Ir iš tikrųjų ilgainiui gydantis gali reikėti peržiūrėti tiek psichiatrinį gydymą, tiek koreguoti gydymą skiriamą dėl fizinių ligų arba jį naujai paskirti. Ir pavyzdžiui, kokia yra mano nauja praktika, žmonės, tarkim, sergantis ADHD, aktyvumo ir dėmesio sutrikimu. Jeigu jie gauna specifinį gydymą nutukimui, jų dėmesio procesai žymiai labiau normalizuojasi. Ar pastebėjot šitą savo praktikoje, kad kartais iš atbulai galima Pastebėjau. žmogų? Taip, turiu šitų pacientų, vat būtent ADHD sindromu, atsiprašau, sutrikimu, kuriems yra šitas sutrikimas, tai jie dažniausiai ir ateidavo, jie kaip ir gauna iš jūsų kaip specialistų gydymą, bet sako, aš nuolat jaučiu tą nuolatinės mintis, mane persekioja nuolatinės mintis apie maistą. Ir aš Maisto negaliu. triukšmą. Maisto triukšmą, food noises tas yra. Tai iš tikrųjų mes tada, aišku, atsimetam, ar nėra dar kažkokios ten patologijos, jeigu yra įtarimų, pasiskiriam gydymą, dar, žodžiu, komandiškai ir dietologas, ir endokrinologas, ir sugrįžta labai laimingi. Kiek turėjau, tai labai laimingi šitie žmonės sugrįžta. Aišku, dar esam kelyje, tas gydymas, ta prasme, kiek mes į Lietuvoje turim, jeigu kalbėti apie medikamentinį, jis nėra labai ilgai, bet kol kas jie sako, aš nežinau, kas man išjungia mygtuką. Sako, man išjungia mygtuką kažkokį, aš nebejaučiu tų minčių, galiu susikoncentruoti. Taip gražiai apibūdina, kad klausai ir,
Iš tikrųjų, va šitas Labai profesinis malonumas, kai įsijungia komandos darbas, tai iš tikrųjų yra malonu išgirsti, kaip žmogui palengvėjo. Ir tarkim, kalbant apie ADHD, tai ir yra gero gydymo kriterijus, pagerėjęs kasdienis funkcionalumas. Ir jie taip ir sako, man lengviau atlikti, man lengviau susikaupti, man lengviau kažko nedaryti, man lengviau pradėti daryti. Ir kas atsitinka, kartais mūsų specifinių vaistų, kalbant apie stimulantus, pradeda reikėti mažiau, kai atsiranda endokrinologų. Jiems motyvacija atsiranda, ko jie tiesiog negalėdavo prisiversti sportuoti, prisiversti judėti. Tas saugiklio išjungimas, tas reguliacija sotumo, alkio pajautimo laiku, nelaiku ir sotumo ir visų tų kitų mechanizmų, kurie apskritai reguliuoja ar nemažina uždegiminius procesus, tas poveikis, jie galiausiai pajunta motivaciją. Jeigu jie kartais būna ateina, tai aš jau viską žinau, aš pas dietologą tai tikrai neįsiu, man tik vaistų parašykite. Čia labai dažna frazė būna tokia. Ir atrodo, ir vienai bandai įrodyti, kad reikia čia tos komandos. Praeina kiek laiko, jie jau kalba kitaip. Jau jie ir sportuoti pradėję, jiems yra tos motivacijos, kadangi raumuo ištreniruotas, raumenynas auga, jie visai kitaip gali ir judėti, ir kokybiškai gyventi. Ir jau apie dietologą kitaip kalba. Dietologą, nes tikrai pasitaiko kartais turbūt, o jums turbūt kartais ateina ir sako, nereikia pas tą endokrinologą, ar nėra tokių būdų? Ne, aš tai dažniausiai, žinokit, jaučiuosi kaip paskutinė stotelė jau visada, kai arba nebeturi kur jau siūsti paciento, tai dar pas dietologą pakalbėti, arba žmonės pas mane labai ilgai ruošiasi ateiti kaip pas specialistą, arba kai jau niekur nieko neranda, jau visus apie specialistus ir neturi jokios kitokios diagnozės ir supranta, kad visgi reiks pravertas duris, ar ne? Tai tada jau atkeliauja ir mes jau kalbam. Bet iš tikrųjų, kad kalbėti apie tuos etapus, kada, pavyzdžiui, pradėti medikamentinį gydymą arba ir kokį pradėti, ar ne? Aš turėjau kaip tik savo dabar praktikoje pacientai, būtent su ADHD, ir jis jau yra pradėjęs dabar gydymo nuo to sutrikimo, ar ne? Ir tada daug paprasčiau ir man kalbėti, kaip turėtų atrodyti diena, kai nėra tų tokių varginančių minčių ir kad jau gali daugiau fokuso skirti į save, ar ne? Ir maisto pasirinkimus, ir kada tą vandenį gersim, ir kada galima pajudėti, išeiti, ar ne? Tai tikrai kartais nuo ko pradėti nėra auksinės taisyklės, bet kai dirbi komandai, gali pajausti intuityviai, kada ką įtraukti, ir čia geriausia, ar ne, kad kai viskas komandiškai veikia, tai ir pacientas turi daug geresnį efektą. Man labai smagu sulaukti tą tokį patvirtinimą, kad dirbant su žmogumi turinčiu psichikos sutrikimu, kartais negali prieiti pro vienas duris eidamas. Reikia ir taip, ir kitaip. Tai yra labai smagu, kai yra tas vienodas matymas. Ne? Kaip aš kartais ir sakau žmonėm, gal jūs ir negalit šiuo metu psichoterapiškai padaryti pokyčio, nes nėra jėgų. Pradėkim nuo medikamentų. Taip pat ir su to svoriu, gal žmogus negali nei dietos būdu, nei fiziniu aktyvumu. Gal jam reikia pradėti psichiatriškai, gal užsigydykim tą nematomą depresiją, kuri yra 10 metų, ne? O gal kaip tik pradėkim nuo svorio ir tada žmogus galės ateiti pas psichiatrą. Tai man norisi išnešti tą žinutę, kad nuo kur jūs be pradėsite yra gerai. Svarbu tik, kad specialistas kažkaip tai gebėtų panaviguoti, o jūs galėtumėt girdėti. Taip. Jeigu galima, aš dar čia pridėčiau šitą temą, ar ne, kad kaip mes esam susiję, tai tikrai gydytojai tai visi žino, nes turim mokėti, bet kalbant apie pacientus, tai irgi neretas yra girdėjęs, kad yra tokia smegenų, žarnyno ir odos ašis. Tai jeigu mes visoje šitoj 3 punktų ašį išimtumėm odą, kas irgi yra mūsų didžiausias organas ir viskas ten atsiliepia, ir paliktumėm tik tai smegenis ir žarnyną, tai žarnyno ta visuma, žarnyno mikrobiota mums labai daug dalykų padiktuoja paskui, kaip mes jaučiamės, ar ne? Tai kalbant apie žarnyno mikrobiotą, tai aš mėgstu papasakot, kad tai yra kaip miestelis, kur gyvena gerieji gyventojai, blogieji gyventojai ir neutralūs. Neutralūs visuomet prisitaiko prie to, ko dauguma yra. O gyventojai gyvena tokie,
kuo mes maitinam. Tai tas gerųjų bakterijų ar blogųjų bakterijų maistas, čia dar toks yra terminas, tos gerosios bakterijos probiotikai, ar ne? O skaidulos arba kitaip maistas, kuo gerosios bakterijos minta, yra prebiotikai. Tai skaidulos yra ir viso grūdo produktai, ir uogos, ir žalios daržovės, ir sėklos. Tai jei mūsų ta mityba yra dabar dažnu atveju netokia turtinga tom skaidulom, tai žmonės mėgsta ir greito maisto restoranus, ir užsakymus į namus, o ten nėra dažnas variantas, kad jūs gaunat daug skaidulų turinti maistą. Tai vadinasi, jūs maitinat daugiau, kaip ir apie tą cukraus poreikį, ar ne, saldumynų poreikį, gazuotų gėrimų visų. Jūs maitinat blogasias bakterijas. Jų vyraujanti dauguma yra neutraliosios bakterijos, lygiai taip pat prisiklijuoja prie jų. Ir ką mes galim padaryti? Tai jeigu norim tokio greito efekto, tai mes galim pradėti vartoti probiotikus, gerasias bakterijas. Tiesiog jau enkapsuliuotą tą gerąją bakteriją nuleidžiam į žarnyną ir žiūrim, kas bus. Iš esmės geroji bakterija žarnyne gyvena nuo 5 iki 7 parų. Tik tiek. Tik tiek. Tai jeigu mes jų nemaitinsim, jos kaip ten atėjo, taip greitai numirs ir vis tiek ta didžioji dauguma ir bus blogiečių, ar ne, pas mus žarnyne. Tikrai esu už gerųjų bakterijų vartojimą tuomet, jeigu mes esam persirgę kažkokią virškinamojo trakto virusais visais, kai yra viduriavimas, vėmimas, ar ne? Jeigu mes esam po kelionių visiškai svetimus kraštus, kur yra nebūdinga mums terpė. Po antibiotikų vartojimo, bet šitą dažniausiai moka visi, ar ne, kad reikia probiotikų, kai esam po antibiotikų kurso. Tai tada tai tikrai taip, bet ar mes spręsim problemą tik tai probiotikus gerdami, bet jų nemaitindami, tai ne. Ir kitas dalykas, tai vat tos skaidulos, visos yra dabar skaidulų visi mišiniai, ką pacientai moka ir klausia, ar man čia reikia. Tai reikia, jeigu nesuvartojam su maistu, tai yra puikia alternatyva gerti jau paruoštus skaidulų mišinius, bet aš visada būčiau už, kad mes ne iš kažkokių papildų ar ne iš kokteilių gautumėm, o natūraliai iš maisto. Tai kas gali nutikti? Kai mes pradėsim daugiau valgyti prebiotikų arba kitaip gerųjų bakterijų maisto, gali iš pat pradžių jausti žmogus ne visai gerai. Gali būti, kad jam daugiau pūs pilvą, kad jausis apsunkęs virškinimas, dėl to, kad kaip jokiuosi nėra dar tiek daug bakterijų, kas tą maistą mėgtų. Tai pas mus turi įvykti persitvarkymas. Per kiek blogosios miršta? O tos blogosios miršta, taip, visos bakterijos po kažkiek laiko miršta. Tai tada bendrai, taip žiūrint, tai visuomet žarnyne gyvena ir gerosios, ir blogosios, ir neutraliosios. Tik kaip su politinė dauguma, ar ne, taip ir su bakterijų dauguma turi įvykti persitvarkymo tas laikotarpis, kada jau kas ims valdžią, ar ne, ir gerosios bakterijos ar blogosios bakterijos. Bet kodėl dabar tokia visa taip, lekcija iš pat pagrindų skaitau, nes gerosios bakterijos gamina mum ne tų laimės hormonus pačius, bet jų prekursorius. Tai dopamino, serotonino, oksitocino, visi prekursoriai yra pagaminami gerųjų bakterijų. Valio. Vos išlaukiau. Jie nepraeina smegenų to barjero, ar ne, bet jau gerosios bakterijos kaip pagamina pradžią laimės hormonam ir tiem hormonam, kurie yra atsakingi už mūsų atmintį ir už mūsų mokymosi galimybės, už darbingumą ir tada nebus to smegenų rūko. Tai viskas prasideda nuo mūsų maisto. Taip, tai vat kur norėjau uždėti akcentą. Labai dažnai žmonės sako, žarnynas antro smegenis. Taip lyg kažkaip skamba paprastai, bet va kaip ačiū Rasa, taip iš esmės paaiškinai, kaip ten tos antros smegenis, ne, tai per bakterijas, per jų santyki, per kitaip vadinamą mūsų mikrobiotą. Ir kaip tai susiję su mūsų psichinė sveikata, tai tiesiogiai. Tiesiogiai, taip. Tiesiogiai ten yra pradžia visų neuromediatorių. Ir kiek kokių turėsim bakterijų, tiek tikėtina turėsim arba neturėsim trūkumą smegenyse. Trūkumą arba perteklių, kas yra kartais būdinga tam tikriems psichikos sutrikimam, kad mes turim pliūpsnius. Pliūpsnius dopamino, pliūpsnius serotonino, turim netolygiai veikiančią gliutamato sistemą, kuris irgi kaip ir aktyvinantis neuromediatorius, bet kai jo eina pliūpsniais, jis mus dirgina. Turim sutrikusią gamma amino sviesto rūgštį, kas atsakinga už mūsų ramybės buvimą, ne? Tai čia prasideda kartais, ne, labai didelė dalim nuo pilvo, nuo žarnyno.
Tai labai labai ačiū, kažkaip labai norėjau to akcento. Tai kalbant apie rekomendacijas mitybai, tai dabar Rasa sujung, ar jos būtų vienodos žmonėm turintiems psichikos sutrikimą ir neturintiem bendrai populiacijai? Ir ar iš viso taip galima kažkaip tai skirstyti, kai mes užsidėjom akcentus, kad nėra nutukusio žmogaus, kuris neturėtų tam tikros dalies psichiatrijos? Gal taip išskirt kažkokių specialių rekomendacijų negalėčiau, ar ne, vis tiek mes jau visiškai specializuojam ir labai nišinę dietą taikom prie jau tam tikros ligos, ar ne, bet bendrai dar iš tokių akcentų, kad kiekvienam suaugusiam žmogui reikėtų valgyti 3 kartus per dieną. Nebeturi būti nei 5, nei 6, nei 8 kartų, jeigu nesat nėščia moteris ir jeigu nėra kitų ligų, tai ten, tarkim, kokios uždegiminės žarnų ligos ar skrandžio uždegimas, gastritas, tada taip, mes valgom dažniau, po nedaug, kad mūsų virškinamoji sistema susidorotų su tuo, ar ne? O jeigu mes gyvenam įprastą suaugusio žmogaus dieną, tada 3 kartų tikrai užtenka. Bet neturim jų apkarpyti iki 1, 2, ar ne? Ir dar kitas dalykas, žinoma, jeigu jūs keliatės labai anksti, tarkim 5 ryto ir einat miegoti labai vėlai, tai faktas, kad mes turėsim įdėti kažkur užkandį, nes jūsų diena yra labai ilga. Bet jeigu yra standartinė suaugusio žmogaus diena, tai 3 kartų tikrai pakanka. Ir sveikatai palanki mityba, jinai nėra nei neskani, nei ribota. Mes galim valgyti iš esmės praktiškai visus dalykus, tik akcentas yra ne į suvartojamas kalorijas ar į būtent kažkoks, kad maistas geras ir maistas blogas, bet akcentas yra į makroelementų, tai yra baltymų, riebalų ir angliavandenių santykį. Jeigu mes tą santykį turim, tai ir automatiškai ir gerasias bakterijas būsim pamaitinę, ir sotus jausimės, ir svorio kontrolę tada mums pavyks išlaikyti. Bet jeigu dabar irgi dažnas pacientas sako, bet jeigu aš kalorijas susiskaičiuoju, taigi galiu tada, arba jau ten nebegaliu kažko. Tai sakau, įsivaizduokim, ar ne, tarkim, mes pusryčiam suvalgiam krosaną ten dar su kažkokiu pagardu, kiek yra, apie 400 kalorijų, ar ne, ten kokia, nežinau, nutela dar kažkas. Ir jeigu mes suvalgiam viso grūdo duonos sumuštinį su avokadu ir lašiša, irgi 400 kalorijų. Bet naudos tai skirtumas gerokai kitoks, ar ne? Tai tas kalorijų skaičiavimas tik tai jų, tai tikrai yra kaip klaida. Ir sveikatai palanki mityba, tai dažniausiai, jeigu taip ieškant dietos kažkokios, tai yra panašiai Viduržemio jūros dietos principus visus. Aišku, dabar yra jau nuo praeitų metų atėjus ta apversta piramidė visą maisto, ar ne, kur ten Amerikoje, kur yra kiti principai ir ten yra savotiški niuansai, bet aš tai siūlyčiau laikytis mums dar vis sveikatai palankios mitybos taisyklių mūsų, kas remiasi Viduržemio jūros dietos principais. Rasa, pasakyk, prašau, apie kančios geno nebuvimą. Čia mano sugalvotas ir aš išgirdau kažkur, bet dabar labai taiko tokio kaip kančios geno pas mus nėra, bet būna žmonės sako, aš negaliu atsisakyti saldumynų, ar ne, arba aš po pietų jau ten viskas mirsiu kaip noriu. Tai šito nėra, jeigu mes taip viską sunormalizuojam, ką čia labai visą valandą beveik kalbėjom, ar ne, bet iš esmės dabar pasikartosiu, kad gyvenam tais laikais, kad nebelabai mokam ir norim pakentėti, ar ne? Vat pavyzdžiui, jeigu jūs pasakot, kad jūs esate ištroškus, tai dažniausiai iš karto yra pasiūloma vandens. Lygiai taip pat, jeigu vaikai pasako, kad noriu valgyti, mes pradedam ieškoti, kokį užkandį duoti, kad tik jau neišsibadautų, nekentėtų. Atsiprašau. Bet pakentėti ir pajausti tą mūsų fiziologinį alkį nėra jau taip blogai. Ypatingai, jeigu paliestumėm tą ilgaamžiškumo, longevity temą, tai ten jie labai mėgsta jau kalbėti apie metabolinį lankstumą, kad mes ilgiau būtumėm nevalgę, kada mes pajaučiam tuos fiziologinius alkio simptomus, tokius, kad mums pradeda gurkt pilvas, ar ne, arba pradeda lyg paspazmuot skrandį, kada mes tikrai esam alkani, o ne tada, kad jau atėjo pietų pertrauka ir einam valgyti, ar ne, arba kaip kiti ten praėjo 2-3 valandos ir aš privalau suvalgyti užkandį. Ne, mes turim palaukti, kada ateis fiziologinis alkis ir tuomet maitintis. Bet jeigu mes kalbam jau apie nutukusį žmogų, sergantį nutukimu, apie jokį kančios geną mes negalim kalbėti. Jie jo tikrai neturi
Ir tai yra ligos pasiekmė. Tai yra ligos absoliučiai pasiekmė. Tie žmonės, šita liga, jie absoliučiai sutrikdo viską. Ir tiesiog yra atlikti tyrimai, kurie įrodė, kad nutukimu sergantys žmonės turi ženkliai silpnesnę valią. Dėl to mes kaltinti žmogų ir sakyti, tu mažiau valgyk, tikrai negalim. Čia yra šiukštu. kaip ligos simptomas, ta susilpnėjusi valia, o ne kažkokia blogoji žinutė apie žmogų, kad tu darai kažką tai negerai. Bet ir ne tik valia, tai jiem yra sutrikę ir tas sotumo ir alkio hormonų pusiausvyra, nes būna sako, kad aš pavalgau ir nepasisotinu, neteina tas sotumo jausmas. Čia apie šituos nekalbam. Taip, arba kitas dalykas, kad sako, aš nejaučiu alkio. Ar ne, visiškai nejaučiu alkio, bet tiesiog yra valgoma, nes žino, kad reikia pavalgyti. Tai čia jau hormonų sutrikimai, čia jau kiti dalykai. Taip, ir čia nėra vien tik gliukozė ir insulinas. Jeigu mes ten lystume dar giliau, esant labai dideliam kiekiui riebalinių ląstelių, tarp kitko riebalinis audinys irgi didžiausias endokrininis organas, galima ir išskiriama ir taip ar ne. Tai kuo daugiau tų riebalinių ląstelių, tuo ten daugiau vyksta visokių uždegiminių ir ten mes jau kalbam ir apie vairius citokinus, interleukiną 6, tumoro nekrozės faktorius, adiponektino mažai, žodžiu, ten yra tokie sudėtingi, tokia laboratorija vyksta, kuris siunčia tuos signalus į smegenis, o smegenys vėlgi irgi labai daug dalių yra atsakingos už tą sotumo, alkio pajautimą praktiškai per visus pojūčius, kur smegenys atsakingos už akį. Ir vat einam ar ne gatve, didžiulė iškaba su kažkokiu labai labai skanėstu. Nei tu alkanas, nei tu ką, bet ypač tie žmonės, kurie jau pažeisti šitoj srity, juos sudirgins, tai jie užsinorės, jie tą pradės. Užuos kažkur skaniai kvepiant, ar ne, einam pro šalį visai kitais reikalais, užuodi kvapą, tai tas išprovokuos sustoti ir kažkur ieškoti čia ir dabar greitai maisto. Mini sensorika eina į smegenis ir smegenų signalas yra labai didelis, lyginant koks nedidelis dirgiklis. Taip, ir tai yra akcentas, kad tai yra liga. Tai vat, šiandienos mūsų ne viena iš misijų nutukimą aiškiai įvardinti kaip ligą. Ne, atidaryti visas gėdos užuolaidas, atitraukti ir pavadinti kaip ligą. Ateikime prie to, jeigu jau taip aiškiai vardinam, kad tai liga, kokios rekomendacijos yra gydymui, medikamentiniam gydymui, kada ši liga prašosi pagalbos vaistais? Aš pradėsiu labai tik tai trumpai, kad mes nutukimo ligą šiam momentui turim visus įmanomus gydymo metodus. Nemedikamentinį, medikamentinį ir chirurginį. Tai apie nemedikamentinį, tai vat, jau iš tikrųjų Rasa daug ir pradėjo apie mitybinės intervencijas, fizinio krūvio intervencijas. Na ir turi medikamentinį gydymą. Ir gal perleidžiu žodį Rasai. Taip. Gydymas tokiais laipteliais turi vykti, ar ne? Tai pats pirmas laiptelis, ant ko viskas laikosi ir be šito niekaip, tai yra gyvenimo būdo korekcija. Kad mes turim susistrateguoti ne tik ką ir kada valgom, bet ar žmogus geria vandenį, kiek jo išgeria, koks yra fizinis aktyvumas, kokį darbą dirba, nes jeigu yra pamaininis darbas, kada yra nemiegama, tam tikras kiekis naktų labai trikdo mūsų visą metabolinį aktyvumą. Lygiai taip pat ir apie emocinę sveikatą, ką mes jau kalbėjom, ar ne? Bet ne visada yra tas pirmas laiptelis, nuo ko mes pradedam. Kai pirmas laiptelis mums arba šiuo metu įgyvendinti nėra galimas, arba jis neveikia, arba žmogus pats neturi nusiteikimo. Kartais būna, kad nutukimo nepripažįsta pats savo asmo kaip ligos, ar ne? Ir atsiduria jis, tarkim, gydytojo dietologo kabinete, nes atsiuntė kardiologas arba atsiuntė traumatologas, nes jam reikia ten klubo sąnario keitimo operacijos, bet tiesiog tokio svorio žmonių operacinis stalas nelaiko, todėl reikia svorio korekcijos, ar ne? Bet žmogus nenori svorio koreguoti šiai dienai, jis nori tiesiog sąnarį keisti, ar ne?
Tai tada yra antras laiptelis medikamentinis gydymas, kuris irgi turi savo labai aiškias gairias. Tai medikamentinį gydymą mes galim inicijuoti ir jau pradėti galvoti tuomet, kai dar nutukimo kaip lygos nėra, kai yra antsvoris kaip būklė, tai jeigu pagal kūno masės indeksą tai 27 ir daugiau, bet turi šalia būti su nutukimu susijusių gretutinių ligų. Pavyzdžiui, aukštas kraujo spaudimas, prediabetas, ar ne, kad jau ten cukraus kraujyje kiekis padidėjęs, cholesterolio kiekis kraujyje padidėjęs. Žmonės tikrai darosi tos tyrimus, ar ne, stebi, seka ir čia jau nebėra tokia naujiena, ar ne, jau didžioji dauguma žmonių žino tuos savo rodiklius. Tada mes galim pradėti galvoti apie medikamentinį gydymą, o jeigu yra nutukimas kaip liga, tai yra 30 ir daugiau, mes tikrai kaip gydytojai turėtumėm bent papasakoti, informuoti ir papasakoti indikacijas apie tą medikamentinį gydymą, bet jeigu ar yra alergija veikliai medžiagai vaisto, ar yra kitos priežastys, kodėl negalime inicijuoti medikamentinio gydymo, tai yra ir dar prieš chirurgiją, tai yra intragastriniai skrandžio balionai, tokie laikini kaip ir intervenciniai sprendimai ir jau yra bariatrinė chirurgija. Tai nuo 35 ir daugiau kūno masės indekso, kai yra gretutinės ligos, arba nuo 40 pagal kūno masės indeksą ir daugiau, kas yra irgi gydymo nutukimo algoritmas, ar ne, bet dažnu atveju būna, kad ateina pacientai ir jie žino tik tai, kad yra chirurgija, kad yra jau net praktiškai būna pasiruošęs tai chirurgijai, bet kai pradedu klausti, ar žinot apie tuos žemiau esančius laiptelius, ar esat išbandęs, ar ne, nes operacijos atgal padaryti nebeįmanoma. Jeigu jau yra padaryta skrandžio mažinimo operacija, viskas, ar ne, mes jau gyvenam su to operacija. Bet iki operacijos turim kitus sprendimo būdus, jeigu jie yra galimi ir pacientui prieinami. Ir medikamentinis Vita, gydymas. aš prašysiu tavęs įvardink, prašau, apie kokius vaistus mes šnekam ir kokie jie yra Lietuvoje ir gal netgi išplečiant savo klausimą, kokie yra dažniausi mitai ir kokios yra pagrindinės tiesos apie tos vaistus, pakankamai naujus. Tai šiai dienai iš tikrųjų mes turime labai gerus įrankius medikamentiniam gydymui, kaip ir sakiau, kad tai yra visiška epopėja, nes medikamentiniam gydymui buvo ir anksčiau tų vaistų tabletuota forma, bet jie nebūdavo tokie efektyvūs. Yra išlikęs vienas vaistinis preparatas, medikamentinis, šiandieną mes jį turim, tiem vadinamiesiems emociniams valgytojams. Tai jisai yra gana efektyvus, jeigu tikrai atranda tą nišą, bet kalbant apie jūs psichinę ligą, psichiatrinius pacientus, kurie jau vartoja tam tikrus medikamentus, tai dažniausiai šitų vaistų mes nelabai galime pasiūlyti, nes jie dėl tam tikrų šalutinių poveikių, dėl tam tikrų sąveikų su kitais vartojamais vaistais gali mums padaryti daugiau žalos negu naudos. Tai bet yra toks variantas. Na ir kalbam apie niekuojamuosius vaistus. Niekuojamieji, liaudiškai sako, žmonės leidžiami į pilvą. Ir dar visai šitas faktas žmonės gazdina, bet džiugina, kad tai tik vieną kartą per savaitę reikia padaryti. Tai tai yra tokios grupės vaistų GLP-1 receptorių agonistai ir GIP veikiantis dar yra. Tai jeigu taip konkrečiais pavadinimais kalbant, tai yra šiai dienai Lietuvoje kol kas turime semaglutidą ir tirzepatidą. Tai semaglutidas yra tik tai GLP-1 receptorių agonistas ir tirzepatido sudėdamoje dalyje taip pat yra viena iš veikliųjų medžiagų. Ir būtent šitie vaistai, jie skatina ir sureguliuoja veikia į alkio ir sotumo centrus, veikia į mūsų smegenis, tikrai tą žodžio prasme. Jie veikia į smegenis. Konkrečiai. Ir žmogui padeda pajusti, ar ne? Jie padeda pajusti tą sotumo jausmą žymiai anksčiau, negu jie pajusdavo. Alkį pajusti anksčiau, nes aš turėjau ir tokių pacientų, kurie nejausdavo alkio. Sako, aš nejaučiu alkio, bet sureguliuoja tą visą procesą. Ir
jie veikia mažindami tą per tuos visus mechanizmus, tuos visus kelius, mažindami rezistentiškumą insulinui ir veikia dar per kitą ašį, jie lėtina virškinamojo trakto evakuacija iš skrandžio, maisto evakuacija iš skrandžio, ar ne? Mes, kada pavalgome, maistas juda lėčiau, sotumas lieka ilgiau. Iš tikrųjų, kalbant jau apie gydymą, labai dažnai aš tikrai akcentuoju pacientam, nes dalis pacientų ateina tai dėl estetinių sumetimų. Kad, taip, estetika yra labai svarbu, bet, mums labai yra svarbu suprasti, kad vaistai yra šitie ne dėl grožio. Mums labai svarbiausia akcentuoti, kad dėl gero kokybiško gyvenimo, kad šiam momentui mes galėtume užtikrinti, sumažinti riziką, susirgti širdies kraujagyslių ligomis, išvengti diabeto, išvengti insulto, miokardo infarkto, pagerinti emocinę sveikatą. Tai šitas labai, labai svarbus yra dalykas ir tie vaistai tikrai yra efektyvūs. Praktiškai didžiai daliai, labai maža grupė žmonių, kurie yra atsparūs šitiem vaistam, nes jų neveikia, jų receptoriai yra atsparūs, bet čia yra ypatingai reti atvejai. Tai taip. Tikrai vienetai žmonių, kuriem paskyrus arba nesuveikia, arba tiesiog negali žmogus toliau tęsti. Ir aišku, reikėtų paminėti tokį faktorių, kad dėje, bet nutukimo medikamentinis gydymas nėra kompensuojama šiai dienai Lietuvoje. Tai turim atsižvelgti ir žmogaus finansinės galimybės tą gydymo procesą pradėti, nes jis netrunka mėnesį arba 2, jis yra ilgesnio laiko, tai bent pusmečio ir ilgiau tas vartojimas visas užsitęsia. Tai tiesiog reiktų nuspręsti ir pagal finansinės galimybės, ar mes galim jį inicijuoti ir tada tęsti reikiamą kiekį, nes čia vėlgi nebus tas medikamentinis gydymas taikant tik iki jūsų vaiko vestuvių arba tik iki jūsų jubiliejaus arba ten prieš kažkokią kelionę, tai jau yra ilgesnis gydymo procesas, kuris gali užsitęsti ir visą likusį gyvenimą. Bet žinai, Rasa, aš to pačiu vieną tokį turėjau klientą, studentas, be didelių pajamų, dirba ten po paskaitų ir mes diskutuojam abudu, svoris 140, depresija nelabai pasiduodanti gydymui. Aš sakau, žinai, va čia yra tokie vaistai, nauji, aišku, sakau, jie yra brangoki. Ir jis taip ramiai man sako, bet daktare, o jūs žinot, kiek aš išleidžiu maistui? Ir aš nedarbingas, ir aš nesijaučiu gerai, ir aš nelaimingas, ir aš žiūriu to jauno žmogaus akise tokie tik tai žiburiukai, ir aš niekada kažkaip taip rimtai nesusimaščiau, kiek daug išleidžiama yra pinigų maistui, kai yra sutrikimo lygmenyje, ne? Kiek daug nereikalingų užkandžių, nesveiko maisto, užsakomo skanumynų, kurie yra labai brangus, tai čia taip kažkaip. Taip, tą pacientai jie išsako, kad sako, aš rečiau, šaldytuvas ne taip greitai ištuštėja, pilnas šaldytuvas, normuojamas yra maistas ir pasirinkimai kitokie. Ir kai yra paskui pajaučiama nauda to medikamentinio gydymo, tuomet ir tas finansinis aspektas labai nublanksta, ar ne? Ką tik tai dar noriu pasakyti, kad medikamentinis gydymas jis vis tiek yra labai indikuotinas tik tai asmenim, kuriem turi būti pradėtas taikyti ir jis turi būti prižiūrimas. Medikamentinį gydymą gali inicijuoti absoliučiai visų specialybių gydytojai Lietuvoje. Ir šeimos gydytojai, ir gydytojas dietologas, ir endokrinologas, ir psichiatras, ir ginekologai, ir kardiologai. Visi gali pradėti, tik vienas dalykas, reikia mokėti jį skirti, ar ne, nes yra niuansai, bet šitą nesunku padaryti, vaisto anotaciją galim paskaityti. Bet net ir paskyrus ir turint gerus rezultatus su pacientu, ką pacientai pasako, tai kad man mažėja kūno svoris ir aš jaučiuosi gerai. Tai mums jau tokios indikacijos, kad valio pataikėm su to gydymu, bet mes turim prižiūrėti žmogaus gyvenimo būdą ir suvartojimo ir kaloražą, aš skaičiuoju kiekvienu kartu ir kiek kartų valgo, nes mes klojam pamatus teisingai gyvensenai.
Tai norint, kad svoris kristų riebalinio audinio sąskaita, o ne raumenų ir ne kūno skysčių, mes turim atitinkamai maitintis ir skaičiuoti tuos makroelementus, ką jau minėjau prieš tai, ar ne, tai baltymus, riebalus ir angliavandenius. Nes tikrai turėjau tokių pacientų, kurie labai džiaugiasi, kad nebegirdi to maisto triukšmo, kad nebenori tiek daug užkandžiauti ir tada yra perinama į kitą pusę. Kada pietum yra suvalgoma tik šiek tiek salotų, vakarienį tik pomidoras ten ar kefyro stiklinė ar ne, o dar yra dalis žmonių, kur po mėnesio sako, žinokit, esu bandžius tuos medikamentus, kai aš pradedu kalbėti, bet man po mėnesio pasidarė tai bloga, nes aš visą mėnesį negalėjau valgyti, gėriau tik vandenį. Aišku, svoris nukrito, ar ne, bet tai yra sveikatai jau grėsminga būklė, tai yra badavimas. Tai mano užduotis kaip gydytojos dietologės yra visuomet sustrateguoti, ką, kada, kaip valgyti, nes valgyti reikia, ar ne, net ir vartojant tą medikamentą ir svorio mažėjimas nėra mane džiuginantis dalykas. Taip, tai smagu, kad svoris mažėja, bet turi žmogus maitintis taip, kaip reikia, sveikatai palankiu režimu. Tai vis dėlto mitas ar ne mitas, kad svoris pradeda mažėti, raumenys suglemba ir kas ten atsitinka. Tai va dabar iš to, ką tu sakai, aš girdžiu, kad tikrai taip gali atsitikti, bet čia nebe asmeninės atsakomybės. Tikrai taip, nes jei pacientai vartoja tą medikamentą ir jiem nėra sutiktos rekomendacijos kaip maitintis, arba jie tiesiog jų nepaiso ir tarkim ten dirba sėdimą darbą, fizinio aktyvumo net neplanuoja šiek tiek didint ir pietų yra užsisakoma pica, vakarienė, traškučių pakelis ir valio svoris krenta, bet jis krenta raumeninės masės sąskaita, nes mes jos nei fiziškai kultivuojam su fiziniu aktyvumu, nei mes jos pamaitinam su baltymais. Baltymų grupės yra 5, tai yra mėsa, žuvis, kiaušiniai, pieno produktai ir ankštinės daržovės. Tai net ir esant vegetarui, veganui susirinkti tuos baltymus per dieną, kurie turi būti paskaičiuoti atitinkamai, bet čia jau mano reikalas, ar ne, aš jau turiu suskaičiuoti šitus dalykus, tikrai galima ir reikia, tada mes pamaitinam raumeninę masę ir jinai nenyks. Arba jeigu ir sumažės, tai tik tai vos. Ir apskritai, ką norėčiau papildyti. Šiai dienai yra labai konkrečiai, labai griežtai kalbama, kad šitų vaistų vartojimas, jisai negali būti kažkoks asmeniškas, mes nenorim, pripažinkim, žinom, yra tų žmonių, kurie gauna tų vaistų kažkaip savarankiškai, kažkokiais tai būdais visgi sugeba, bet jie padaro savo meškos paslaugą, ką papasakojo Rasa, ir šiai dienai mes turim labai konkrečias rekomendacijas, kas turėtų būti daroma, kiek turėtų būti daroma, ko suvalgoma ar ne, naudojant šitos grupės preparatus. Ir kartais tam tikra prasme ir vaisto dozavimas negali būti ekstra greitas, kartais reikia ir palaukti, ir išlaukti, kartais grįžti. Tai čia ta mediko priežiūra, gydytojo priežiūra yra tikrai labai svarbi ir labai reikalinga, nes tam tikri aspektai pacientui gali būti ir atrodyti, kad jis viską tikrai žino ir jam labai smagu, kad krenta tas svoris, bet įvykti tikrai didžiulė meškos paslauga ir mes šito paskui jau turim daug daugiau padirbėti, arba jie pranyksta, dingsta ir savo arba staigiai meta tą gydymą, vėlgi irgi labai greit numeta, staigiai meta, čia irgi yra didžiuliai pavojai, tai ta priežiūra jinai turėtų būti, pacientas neturėtų bijoti būti palydimas, prižiūrimas, nes vis tiek yra reikalinga ir tam tikrų parametrų stebėjimas, ir kraujo parametrų, ir vitaminai, visi elementai, tikrai taip. Tai būtinai per tą visą procesą turi lydėti kažkuris pasirinktas gydytojo specialistas, nes žmogui ir sunku suvokti informaciją, kas yra sakoma per vieną arba dvi konsultacijas, ar ne, nes informacijos yra pateikiama daug, vienas dalykas. Antra yra, iškyla klausimų, kai tu pradedi tai praktikuoti, kad ką man tinka rinktis, ko netinka, kaip pakeisti. Kartais, jeigu yra susiduriama su kažkokiais ten šalutiniais
defektais, pavyzdžiui, prasideda vidurių užkietėjimas, ar ne, arba, nežinau, išgeriama per mažai vandens, tuomet tada svaigsta galva ir įsigąsta, kad jau čia medikamento poveikis, iš tikrųjų ne, čia vienas iš dehidratacijos simptomų. Tai gydytojas turi lydėti, turi stebėti ir kartais mane per greitas svorio metimas labiau gąsdina negu džiugina, nes aš žinau, kokio audinio sąskaita tas svoris yra metamas. Kitas dalykas, kai jau mes nemaitinam raumeninės masės ir jinai sunyksta, o paskui yra svorio grįžimas, tai yra riebalinė audinio sąskaita. Ir tada išnyko raumuo, sugrįžo riebalinis audinys. Taip. Ir tada nei vizualinis, nei tikrai sveikatos kažkokio pagerinimo čia net negali būti. Taip. Tai mes kaip ir taip labai gražiai ir išplačiai apibėgom ir mitus, ir tiesas. Tai to, ko labiausiai bijo žmonės, tai yra tai, kad sunyks jų raumenis. Bent jau aš taip girdžiu. Dažniausiai. Taip, kas dar būtų tai, ko jie labiausiai bijo, nes aš girdžiu, kad vaistas labai geras, bet vartoja vis dar per mažai žmonių, lyginant, kiek daug jų yra nutukusių. Ir turbūt dalis yra grįsta baimėmis. Tai dabar apie tos medikamentus, kaip aš juokauju, turi nuomonę visi. Ir pacientai, ir jų artimieji. Net mano vaikai žino. Taip, ir TikToko visa bendruomenė, ir Instagram, ir podcastus kažkas kažkur girdėjo. Tai esmė yra ta, kad mes turim kaip gydytojai skleisti teisingą informaciją, mokslų remta, bet dar dažni mitai, ko žmonės bijo, tai bijo pankreatito arba kitaip kasos uždegimo. Tai jokių duomenų, kad medikamentai sukeltų pankreatitą tikrai nėra, bet jeigu vartojant medikamentą susirgo pankreatitu asmuo, tai tada medikamentus nutraukiam ir jų nebeatnaujinam. Čia jau taip atsargumo dėlė, ar ne? Dar toks mitas, ko pacientai irgi manęs paklausė, ar nepaks vartojant tos medikamentus. Tai irgi jokių priežastinių tarp apakimo ir medikamento vartojimo, tos veikliosios medžiagos vartojimo ryšių nėra. Šiai dienai tie vaistai yra efektyvūs ir visiškai saugus. O Rasa, iš kur šitas mitas? Arba Vita, iš kur šitas mitas? Aš tik įsiterpsiu, kaip tik norėjau šitą temą papildyti. Na, iš tikrųjų šitos grupės preparatai yra skiriami ir cukrinio diabeto gydymui, o kaip žinia, taip pat ir nutukimo gydymui, nes sergantys cukriniu diabetu dažnai jie būna sergantys ir nutukimu. Tai tas mitas yra atėjęs iš to, kad tie žmonės, kurie serga antro tipo cukriniu diabetu, jisai būna blogai kompensuotas glikemijos, tai yra cukrus žmogaus kraujyje aukštas, jam gali vystytis įvairios lėtinės komplikacijos. Viena iš tų komplikacijų yra diabetinė retinopatija, tai yra akių tinklainės pažeidimas. Ir va čia yra atsargiai tie pacientai, kurie turi šitą ligą, šitą komplikaciją, jie gali pradėję naudoti vaistus ir įvykus labai staigiam gliukozės kiekio pagerėjimui, pasikeitimui, taip gali vykti pokyčiai akise. Tai va čia yra labai irgi svarbus niuansai, vėl čia dar vienas momentas, dėl ko yra labai svarbus gydytojas, kad neprisižaisti. Tai va tie žmonės, kurie serga antrojo tipo diabetu, jiems nėra nustatytos retinopatijos, jie turi būti patikrinti oftalmologo, tai tie vaistai netgi sumažina riziką apskritai įsivystyti šitai komplikacijai, na, o tie, kuriems jau yra šita komplikacija, jie turėtų, na, sakykime, prieš dozės didinimą arba esant staigesniems pokyčiams vertinami oftalmologo. Tai va čia vėl komandai tada atsiranda dar vienas žmogus. Dar vienas specialistas. Ta prasme, tai yra vėlgi tokios slidžios vietos, kur žmonės nežino, išgirdo iš kažko ir... Ne medikamentas tą sukels, tiesiog nekontroliuojamos, neprižiūrimos gretutinės ligos, nesilankymas pas atitinkamus specialistus gali privesti prie tam tikrų komplikacijų, bet ne medikamento sukeltų, o negydytos kažkurios iš ligų arba nepastebėtos arba apleistos. Arba labai staigiai sujudintos. Arba labai staigiai sujudintos, taip. Tai
jeigu dar nežinau, pacientam tai paminėti, tai būdavo anksčiau bijoma medulinės skydliaukės karcinomos, bet anksčiau mes ir vaisto prašymę turėjom, kad reiktų paklausti, ar nėra anamnezijai buvę, arba šeiminė anamnezija, ar nėra šito buvę. Jeigu sirgė. Bet... Taip. Bet dabar jau yra išimta, nes nėra rasta jokių priežastinių veiksnių, tai kiti sako, aš dėl skydliaukės negaliu tų medikamentų vartoti. Tai nėra tiesa, ar ne? Su skydliaukės ligos esančios nekontraindikuoja mums tų medikamentų skirimo. Dar papildyčiau, kad tie žmonės, kurie turi tulžies pūslės akmenligę, jie turėtų būti ypatingai labiau sekami, nes jie turi šiek tiek jie turi šiek tiek didesnę riziką, kad jiem gali įvykti priepuolis. Tai dar kartą atsispindi, kiek yra svarbi priežiūra ir kiek daug yra dalykų ir labai smulkių detalių, kurių žmogus nežinos, o specialistas tą žino. Žmogus ir neturi žinoti, ar ne? Žmogus ir neturi žinoti. Čia mūsų specialistas ir skiria būtent savarankiškai žmogaus pareiga su visom turimom gėdom ir baimėm ateiti. Pirmiausia. Taip. Sakykit, prašau, ar pasiekus tam tikrą rezultatą žmogus gali tikėtis, kad jo gydymas gal pereis į mažesnės dozes, ar bus nutrauktas? Kaip yra, kur baigtumas? Būna labai įvairiai. Kadangi, mes jau išsiaiškinom, jau nežinau, kiek kartų pakartojom tą frazę, kad nutukimas yra liga, tai suvokimas, kad liga yra, grįžtanti, ar ne? Tai žiūrim, apie kurią gydymo fazę kalbam, mes dabar apie medikamentus, ar ne, kalbam, ar ne? Tai atliktos studijos rodo, kad nutraukus medikamentą svoris grįžta. Ta rodo. Tačiau naudojant medikamentus gyvenime žmogaus įvyksta daug labai gražių pokyčių gali įvykti. Jam susiformuoja rutina, susiformuoja valgymo rutina. Sumažėja riebalinio audinio kiekis, kuris irgi kaip atskiras protas diktuoja jam, ar ne? Tai jau pokytis esminis būna. Jeigu jie įvedė tą visą nemedikamentinio nutukimo gydymo metodiką ir jie su tuo gyvena, tai tikėtina, kad galima galbūt ir žygiuoti prie dozės mažinimo, galima manipulacijas daryti, stebint, ar tikrai saugu, bet gali būti, kad ir neišeis ir nepavyks, kad tai bus viso gyvenimo gydymas, kaip jau Rasa labai gražiai ir paminėjo, nes juk žmogus, kuris vartoja antihipertenzinius vaistus dėl padidėjusio kraujospūdžio, tai jisai nesugalvoja, kad po 2 metų aš dabar pagersiu 2 metus ir aš baigsiu. Tai čia lygiai taip pat, čia yra ligos gydymas ir tenka įvairiai pavarijuoti ir su tuo antihipertenzijos gydymu, žiūrėk, reikia pamažinti vaistų. O kartais net ir nutraukiamas, ar ne? Čia vėl priklauso ir nuo to, kurioj mes stadijai pradedam, ar ne, tai tarkim, jeigu yra žmogus 21 metų ir jo nutukimas yra 1 laipsnio, bet jam su gyvenimo būdo korekcijom, pavyzdžiui, šiai dienai neišeina, galbūt yra kažkokios ten problemos, kad fizinis krūvis yra pribotas, ar ne, galbūt yra kitos problemos, kad yra labai sunku susidėliotos valgymo įpročius, tai tokiem žmonėm aš neprognozuočiau, kad mes vartosim labai ilgai ir galbūt visą likusį gyvenimą, ar ne? Gal mums pavyks ir per trumpesnį laiką išspręsti ir suformuoti naujus valgymo įpročius, kurie paskui lydės ir jau to nutukimo nebebus, jis negrįš, ar ne, kad... Bet jeigu mes pradedam gydymą asmeniui, kuris turi puokštę gretutinių ligų ir kuris ten yra 68 metų kaip pavyzdys, ar ne, tai ir 2-3 laipsnio nutukimas, tai tikėtina, kad medikamentinis gydymas tęsis galbūt ir visą likusį gyvenimą. Nes tie medikamentai jam apskritai padės ir ilgiau gyventi ir pagerinti kokybiškiau. Einant mūsų pokalbiui į pabaigą, aš kažkaip labai noriu pasidžiaugti, nes tokią gerą emociją išnešu, nes mes visos atrodo, kad įkvėpėm ir neiškvėpėm iki pabaigos, kiek daug visos turim pasakyti. Ir aš norėčiau dar kartą uždėti akcentą į tą apsijungimą, kaip yra svarbu, kad būtų matomas visas žmogus, ir jo fizinė sveikata, ir jo psichinė sveikata, ir kaip tai glaudžiai susiję tiesiog per neuromediatorius, per hormonus, per tavo svorį, per tavo raumenų kiekį, riebalų kiekį. Ir aš žmonės labai kvieščiau ateiti papildomam vizitui, karts nuo karto leisti savo sudvejoti, ar vis dar man reikia to paties, kaip reikėjo prieš 5 metus,
nepatingėti persižvelgti savo vartojamus psichotropinius vaistus. Gal jau ta buvusi sunki depresija šiai dienai nebėra tokia sunki, arba jos gal visiškai nebėra, gal yra tik tai likutinis ten miego sutrikimas ar epizodinis nerimas. Gal psichiatras sakys, kad žinai, čia visiškai nebedaug reikia psichotropinių vaistų vartojimo, bet atkreipkim dėmesį į tavo svorio problemas, kurios yra ir psichologinės, ir fizinės. Tai aš labai kvieščiau žmonės rūpintis savimi ir pro kurias duris įeisite, linkiu, kad gautumėt pagalbos. Būkite sveiki ir ačiū jum, mano naujosios kolegės. Ačiū. Ačiū.